dieną žiūriovai. Nelabai gera man ta diena, nes sloga mane užpuolė. Iš tikrųjų tai nesloga, padariau tokią nesąmonę. Ir vienas žmogus mane rekomendavo kreiptis į šituos testą COVID pasidaryti. Tipo, čia taip ir taip. Sakau, aš nenoriu tikėti, sakau, kad čia nuo COVID ar kaip čia. Kas buvo? Kas man buvo? Nieko nebuvo. Buvo taip, kad naktį buvo šalčio, 3 naktis iš eilės. O aš batus kabinai nepalieku per naktį, nepalieku batų. Blemba. Jau kokio tikslumo tas tomtomas pasidaręs jau iki raus. Nupasakos net iki centimetrų, kur ką reikia daryti, kada vairas galvas skauda kartais net nuo jo. Tai va, palikau batus 3 kartus iš eilės ant laiptelio, kad mašina neprismirstų nuo batų. Ir apsimaudavau iš ryto, ačiū man už protingumą. Nei pašildęs, nei kažkaip kitaip. O Jėzus. Ir nežinau, dar 2 vietose buvau iššokęs tik su maike. Ašgi kietas. Ir vienu žodžiu pradėjo mane kratyti drebulys, jaučiu, kad biški temperatūros gali būti, kadangi buvau fūrai, tai termometrą aš neturiu fūrai. Negalėjau pasitikrinti, gal 3,8 mažiau turėjo būti net. Tai va, išsiprakaitavau. Nemegojau. Šiaip gal tą vieną naktį megojau. Ir kaip ir pusę velnio kitą dieną temperatūros nebėra. Bet antrą dieną man pradėjo šlaunis skaudėt, bet ne visas priekį iki kelių, pusę šlaunų, iš priekio tik tais ir kelius kojų. Ir skausmas, ką žinau. Tai va. Kol sėdi nieko, vaikščiot biški sudėtinga buvo. Bet tas kojos skausmas 3 dieną irgi dinga jau. Po to sloga atsirado. Tai nežinau, kas čia galėjo man būti, kas čia yra. Stengiuosi aš čia labai nesireklamuoti. O tai čia nesuprasi nei pats, nei kaip. Savijauta gera, darbingas šiaip, viskas tvarkoj. Tai nežinau, jeigu čia covidas per vieną naktį prasergamas, tai padėk Dieve. Bet čia man atrodo atšalimas buvo, nes batų šaltus apsiaudavau, tai net geldavo pėdas. Kažkaip taip. Sakau, čia norėjau geras pabūti ir nedėti batų į kabiną. Ir kad neprismirstų, nes paskui ragas. Tai va, ką aš šiandien? Šiandien aš važiuoju į Blackburną, dabar jau esu Blackburne. Čia virš Mančesterio, čia daugam gal girdėtas. Ne kartą čia pravažiavęs jau, turim neblogą klientą, tai gan dažnai tenka čia važiuoti. Tik tais dabar Blackburne šiandien turiu 2 išsikrovimus. Šitas pirmas išsikrovimas pas naują klientą, aš dar nesu buvęs asmeniškai.
Žiedas įdomus. Tai va, ir važiuojam, pasižiūrėsim, kas čia gaunas. Prasivažiuos visas Blackburnas, nes paskui važiuosim pas antrą klientą. Ir nu, ką čia pamatysim naują, nepamatysim. Ką apie Blackburną papasakot? Labai daug juodžių. Ir tų juodžių čia babai, indusai, visi šitie, ne kiek afrikiečiai. Yra ir tų, bet jeigu Londone, Mančesterė kokiam, jie tokiais kvartalais užkariavę. Tai blemba kaip įdomika. Nu gerai, važiuojam. Netoli, čia 1 kilometras. Tai mūsų klientas dešiniai pusėje buvo prie šito žieduko. Tai va, daug juodžių ir karočią, grinai labai daug, toks, nu, visas miestas okupuotas toks vaizdas. Nu, toliau ką, labai greit, jeigu papasakot, kol davažiuosiu, tai įdomioji dalis turbūt ta, kad yra kur sustot permiegot, daug vietų, netoli Blackburno šiaip yra Snap Truck Stop, kaip jis ten, Truck Parking, Snap aikštelė sunkvežimėms saugoma, čia taip gal nežinau, kiekvienas savaip supranta gal. Tai va, tai problemų nėra, kas susijęs su Blackburnu. Man Blackburne pačiam miegot neteko. Nelabai patinka, nes šiaip toks niūrus, toks purvinas atrodo ir nežinau. Tai va. Didokas biški, daug šviesoforų. Biški užtrunka laiko, kai piko valandas prasideda. Pravažiuoti, jį turiu menį. Nu ir nežinau, ar čia kažko įdomaus yra. Ar čia kokie pora bažnytėlių? Tiek, jeigu 3 žodžiais labai greit, nes mano klientas už 300 metrų, tai aš čia neprišnekėsiu kažko. Tai va, gal, nežinau, gal kol kas. O tai kaip čia dabar? Ai, čia žiedas. Važiuojam dar žalia. Čia dar aš nevažiavęs šito keliu. 4 metrai. Turėčiau pralyst. Mano priekaba 436. O tai nuskinsiu aš jį. Bus paskui reikalų. Ne, čia nevažiavęs aš. Stojamės čia, turbūt nueis aš paklaust. Aš net nežinau, ar čia galim stot. Kaip čia man padaryt? Einam, išsiaiškinsim. Nu taigi radau posakį žmogėdrę, nu. Atsiprašau, ką kamera įsijungia. Va taip va. Aš sakau, išsikroviau, beje. Sakau, man va čia taip ir taip, reik, sakau, ten važiuoti. Tai sako, važiuok, sako, čia apsisuks ratu aplink viskas ir grįši iš ten, kur, nu, tipo, kur tau reik nuvažiuos.
Bet man pro čia būtų blemba buvę geriau važiuoti iš tikrųjų dėl to, kad aš būčiau pravažiavęs tolyn. Aš iš čia važiuosiu į Lancasterį, Lancashire, kaip anglai sako. Nu ir nightclub raudonas pastatas. Užkaltas visas. Spynas uždėtas. Kekšynas jau čia ryškiai buvo. Tai va, tai kažkaip čia būtų buvo gerai pravažiuoti, man blemba. Nevažiavęs iš dar čia. Čia aš išsisuksiu, ką? Bandom. Gal kito kelio nėra. O dabar gali būt, kad mane pieš aplinkeliu važiuoja. Tai va. Nu, bala nematė iš tikrųjų. Kažkaip nesusireagavau iš tikrųjų. Reikėjo man pabandyti prieš čia važiuojant, bet pamačiau, kad 1 kilometras atstumas tik tais pagal eiliškumą. Nebent programa skaičiavo, kad aš vis tiek grįšiu į aplinkelį, tai prapešė man važiavimą šitaip. Jų programa, ne TomTomas, ne Sidžikas. Nes jie, mūsų valdžia naudoja programą kažkokią maršruto planavimui. Ir ta programa jinai veda maršrutą, aišku, mes tos kelionės, to maršruto pačio nematom. Mes važiuojam kartais kaip navigacija veda arba kaip saulė šviečia. Nu ir kartais būna tų nesutapimo tokių, bet kaip valdžia sako, mes jums nieko nesakom iš tikrųjų, kad jūs čia tipo ne visai taip važiuot, kaip jiem norėtus. Tai va, tai nors čia biški, ką žinau. Aš išsikrausiu ir pažiūrėsiu iš tikrųjų, kur čia mane TomTomas ves. Bet labai gali būt, kad ves išvažiuoti iš miesto ir važiuoti aplinkelį. Pabandysiu pasižiūrėti paskui. Nežinau, toks skurdus miestas šiaip. Aš, kalbant apie skurdų miestą, niekad neturiu omeny, o va, čia yra gerų, brangių mašinų, kokių nors ten. Yra va, Mersus elektrinis, kurio kaina 80 000, o čia buvo dešinėje pusėje. Nu, aš ne apie tai kalbu. Aš kalbu dabar apie aplamai bendrą išvaizdą, kai važiuoju į miestą ir kas matos iš antro aukšto, iš 2 metrų aukščio. Va, taip sakykim gal. Na, ką mes čia posakį rodau? Nu, šiaip reikia. Nu, kur tu, gražuolė? Dar vienas. Blemba, kaip jie ant tų posakių lenda, aš nesuprantu. Kur jie nori nulėkti? Čia visą šoną galim nunešti. Puspriekabė, jinai taigi išsimeta ant kampų. Ne, jie nori prasisprausti. Tai va. Taip va. Varom ir nestabdom.
viens, nu. Važiuok, dėdė. Jis mane įleidžia. Mano pirmumas iš tikrųjų, bet aš norėjau jam padaryti paslaugą. Tai va, toliau kas? Toliau man reikia čia, vat, kur tas žmogus dabar. Aš ten turiu atsirasti atbulas. Ką aš darau tokiai situacijai? Nesąmonė. Įsijungia varinė, suku į čia už manęs mašiną iškart ir aš matau. Aš atsidarau langą, kad jeigu kokia mašina lėks, kaip sens ar kaip, nežinau. Kad aš aš galvosiu, kad aš girdėsiu, bet yra kitas variantas. Šiaip čia negerai iš tikrųjų atbulų važiuoti pagrindinį kelią, bet nežinau, sakykim, kad aš taip darau ir nesakykim, aš taip darau iš tikrųjų. Nelendam stipriai. Viena mašina žmonės. Kadangi aš galvoju, kad man taip geriausias variantas, aš darau taip iš tikrųjų, bet dėl saugumo čia nelabai gerai, bet sakau. Nu ir tada aš ką darau? Pavažiuoju į priekį. Man turi priekabą išsilyginti, ne? Ne visada jinai išsilygina. Kodėl neišsilygina? Todėl, kad nepataikau. O jeigu aš pataikau, tada pavažiuoju atgal, vat, 1,5 metrą, 2 metrus maksimum ir viskas. Ir einam krautis, ne? Nu ką, važiuojam. Kur mes važiuojam? Lancasterį, jeigu lietuviškai. Neveda jis manęs pro miestą, nors tu ką, bet turbūt, kad aš dėl kontento aš prasuksiu. Man šiaip nelabai naudinga blemba. Davai padarniuojam, ką? Padarniuojam kolektyvas? Nu, padarniuojam. Nufilmuosimės visą tada Blackbrooką. Ai, tai gal būna taip. Tom-tome matysis, kur aš važiuoju. Blemba fūra. Ai. Būčiau nepakišęs. Jeigu ne greičio dėžė. Gal nesupyko labai.
akmenų jie čia priveža. Nuvežti žmogų į kiemą naudos daugiau būtų, ne kad čia stovi. Nei čia grožis, nei čia kas. Nei čia apsaugo nuo ko. Mašina buvo iš dešinės pusės, bet spėjau pralėkti. Oi, čia per greitai. Niekaip nesuprantu, kam ta kaukė jinai lauke reikalinga. Jo, Blackburnas didelis miestas. Didelis. Tai va, o dėl parkingo, dėl nakvynės čia sustot kažkur mieste yra, jo, yra daug vietų. Daug vietų yra, bet būsiu sąžiningas iš tikrųjų. Aš nežinau čia soliarką nuleista ar nenuleista. Nežinau, tikrai nežinau. O klausimas, ar man, jeigu va taip, va iki čia davažiuoja ir miegočiau ar ne. Blemba, ką aš žinau. Turbūt miegočiau, o ką darysiu. Ne nuo manęs priklauso. Vat pradedi važiuoti, pradeda suktis ratai ir viskas. Ir pradeda laikas kapsėti. Nežinau, kažkaip stengiamės mes tų laikų nedeginti iš tikrųjų. Kad paskui nebūtų reikalų. Bažnyčia kokia įdomi. Pas mus vat kiek... Oi, ta žmogėdra. O, čia tau. Pas mus, kiek aš matau iš šito tachografo pažeidimų, tai gan dažnai būna 6 valandų tas darbo laikas pažeidžiamas. Nesuprantu, ar jie nepamato, ar jie pamiršta, ar jie vienodai. Vienas anglas atseit. Man sako, čia dzin, čia ir tipo Europos Sąjungos taisyklės, tipo, čia manęs neliečia. Ir ką tokiam žmogui gali sakyti? O kai kurios taisyklės, kad yra iš Europos Sąjungos atėję, jiem gerai. Kalniuką dabar, nu.
dar būtų gerai per tą, nežinau dabar čia kaip skaitos, vakarinę pusę, pietvakarių pusę pravažiuot pro miestą, ten kur. Aš čia kur buvau įsikraut, tai turbūt, kad ten kažkur netoli centro, aš taip spėčiau. Čia dabar į šiaurinę pusę aš važiuoju. Nu jau išvažinėjau iš miesto, jau kaip ir viskas. Dar ten būtų įdomu pravažiuot, bet ten turbūt kažką labai nenustebintų manęs. Kažką tai turi. Nu, žalia. Gal biškį paskubėjau, aš čia nuo to kalno per greit važiavau, bet... Tai ką kolektyvas? Nežinau, kas čia gavos. Kas pažiūrės, tas įvertins. Bus dar vienas miestas į kolekciją. Dan kas čia. Tai kol kas, iki sekančio susitikimo. Ciao.